Druskininkų savivaldybė pernai metais pateikė paraišką aplinkos ministerijai dėl gauti finansavimą padangų atliekų sutvarkymui. Ir šiais metais buvo skirtas finansavimas šių padangų sutvarkymui tinkamų būdų, tai yra pristatymui atliekų perdirbėjimas, kad jos būtų sutvarkytos tinkamai ir nebūtų teršiama aplinka padangų atliekomis. Padangas galima nuo šiandien iki gegužės 16 nemokamai pristatyti į stambių atliekų surinkimo aikštelę esančią Gardino gatvėje 102. Padangų aukštis neturėtų būti didesnis nei 120 cm. Tai yra visos sunkiųjų automobilio padangos, lengvųjų automobilių padangos, išskyrus, aišku, traktorių, savaigių kažkokių transporto priemonių didžiosios padangos. Kokiu tikslu yra rengiama šita akcija ir kokiu tikslu yra surenkamos tos padangos? Druskininkų savivaldybė siekia, kad gyventojai, tiek ir fiziniai ir juridiniai asmenys tinkamai tvarkytų savo atliekas susikaupusias jų buityje, tai padangos vienos iš tų atliekų. Vis dėlto siekiam, kad jie tas padangas atiduotų tiem atliekų tvarkytojams, kurie turi teisę tuo užsiimti ir neterštų aplinkos, nepaliktų pakelėse, miškuose. Yra tam skirtos vietos, kuriuose gali jie pristatyti. Be abejo, kas negali pristatyti į Druskininkų mieste esančią stambiųjų atliekų aikštelę, Viečiūnų seniūnijoje yra įrengtos mažosios stambių atliekų surinkimo aikštelės. Tai Neravų kaime prie Sodų bendrijos Dainava, taip pat yra Viečiūnuose ir Grūto kaime įrengtos aikštelės, kuriuose jie gali palikti padangas ir taip jos bus sutvarkytos tinkamai.